Palauk, palauk. Aišku, kad miegam. Eikit tenais ir užlipsit. Tenais eikit. Juliu, paparazzi tu! Eikit tenai. Nu tenais eikit, kur jūs eikit. Mane jau siūlo. Mane jau. Ale, šilta šiaip. Tu ar pradėsiu lyg valės? Хорошо, bet turiu ką iškėlėti. Naruot kryžinai. Bet man atrodo, dugne apačioje geriau, mažiau supa. Spedicija, tolesniai. Žinės po Ai, kitiems naujokams. Nu, eksponatus palikim. O, žiūrėk, greitis jau didė. Jausi. Pailio, nieko nematom. Ar mes matom? GPS atsuko mes atrasim, suko tik atrasim. O tas yra kaip ten toj vietoj, kur sonaras rodė, jeigu jūrinė tvarka tokia. Ant rėlingų nesėdėti. Aišku, žemiau, nes galima iškrysti elementariai. Tai labai sunku žmogų paskui pagauti iš vandens. Nežiūrint į tą, kad jūs plaukti mokat. Rūkančių čia nėra, ne? Nu čia šiaip trukyti niekur negalima, bet nesirūk. Kita, kad būna, kad skirtingi telefonai neina. Bangolūžis buvo kapitalas. O kaip dėskim buvo? Mane tai atmintis. Matėm. Ja, bet būdavo su kariniu laivu. Gal jau kritiškai. Susikortis vis tiek. Būtų, matytum kokius ten susikortis. Ja, zaibys meškeriai yra, gali. Matom. Kam norim tam duotam. Kam norim tam neduotam. Iš tikrųjų, nes ką pranta kariškiai jau yra labai kita. Jie turi supranti, žinai, savo. Kaip aš taip kariškiai turi duotam. O čia yra pasudomės, čia yra daugelio metų. Jau gali būti geras.
Fotogenė. Fotomodelis. Fotogenė. Kai įsirengi, visi pasakyti. Foto juostose. Dažėme save įsiamžinti. No. Baro trauma, kas yra? Tai to kujojų pasidaro, padarė. Baro trauma gali plaučius suplėšyti paskui. Plaučiai plėšti, ne? Matas? Kur per ekraną? Bažnyčios nematau. Ai, va, bažnyčia palangos. Ir dabar eikite. Tiltas pagal mane atgal. Nepritraukia. Traukia? Tai žiūrėk per ekraną. Gal geriau. Nu, ir dabar eik iš šono. Dar, biškai nesinau. Va ten, kažkur tai. Ai, ne, dar iš šono. Dar. Karoči, nesima. Dar į tą šoną. Kur? Va, ten matai, ten toks juodulys. Man atrodo, kad tenais. Eina balta kranto linija, matai? No. Ir tenais tarpas tamsiai ir vėl eina balta kranto linija. Tenais, sako? Man atrodo, nežinau. Nes vis tiek turi eiti taip įstrižai. Suprantat, o tokio bardako neturi būti. Sudėjai savo kuprinę, bet didelę, ne tavo čia kišenė. Kokia? Arba tokią tašę, arba didelę kuprinę. Nes čia nesam, nu kas čia darosi, nu. Paskui dar praplūdurkė, kad sustatė. Tada jau darai ją. Nu, bus šilta. Nu, kažin. Tai čia tau visą laiką šalta, tau ir vonioj šalta, turbūt karštas vanduo. Nu, vonioje nešalta, ploteliuose buvo šalta. Ploteliuose tai reikėjo. Olegai, kokį tu balioną norėjai? Pabra? Gerai, palauk sekundę, palauk. Tuoj mes aprengiam, tie narai išeina paskui. Nerengia kur svoriai. Kai aš pradėjau ją filmuoti, jie būdė nugaras atsiko. Nu, na, gerai. Mes ne visi gali valgyti dabar, žinai. O kas gali tai valgyti, nes paskui, kai jie iš vandens... Ir greitai valgyti, kad mažiau Prieš nardymą negalima valgyti, negalima valgyti. Gerai, reikia eiti. A bus filmavimo? Ką? Filmuos? Kas? Po vandeniu. Au, narai, atsisukit. Jeigu matomumas mūsų. Tuoj, padėk jam banėti. Ten kai diržą nuleis biškai. Nereikia atsivėk, nu kaip nori. Gerai? Dosis visi. Gerai.
Tvarkoj? Kaukė kur? O kaukė kur? Aš dabar nervinsiu jo. Gerai, palauk. Neringa, akvalanga, dėk. Kai tu išnersi. Давай ж. Nesitrauksi, sės geriau, sės patogiai. Taip, balionas nors pavaduoja. Gerai, tegu būna tai, nieko to. Aš laikau balioną. Laikau, nebijau. Taip, kur plūduras matai? Matai jo. Opa, stop, ryte. Geras galas. Palaukit, nešokite. Давай. Нет, что-то, нет, что-то. Ну, блямба. Pietumus? Jūratė sutiks su Baltijos jūroje. Jūratės čia yra. Jūratės jo. Jūratės yra vietoje. Taip, dabar. Neringa. Šito. Ištrauk. Palauk. Ai, tau nereikia, aš galvojau, kad tau pa. Neringa ir Jūlis ruošia Sudėkit Skandinavijai, ne? Vadinasi, savižodžiai. Vieną dalyką nesupratau. O jie galvoja, ar varyt per bortą ar nevaryt. Ačiū už komentarus. Viskas? Jūs ką nors sakėte? Jie filmuoja kažką. Jūs ką nors sakėte? Nesakė, ne toks sakė. Šokat! Negi nemoka. Ne, aš tik tai žiūriu. Kaip norim dar. Tu beveik komentatorium galėtum dirbti. Ne, nu biškai jaunas, jie jūros. Kandiklį į burną. Ir dar gylis vis tiek 23 metrai. Gerą pastabą. Plaukia kaip plūdura. Gedimino pastaba tokia, kad jie atrodo šiek tiek susijaudina. Šitą. Tai mes esame, kada jie išnersi. Taip, bet jūs pasiruoškite. Tuoj aš savo. Tuoj aš jau palidėsiu savo. O kur, kas ten plūdu? Ai, neringa. Kas yra ne? A, Aura ekonomė. Nu, biškis srovė yra. Yra biškai srovė, tai vat reikės. Kolegai, tu į kostiumą jau gali lysti, į kostiumą jau. Tai mes pradėsim ruoštis. Ir atsiruošim mano aparatūrą. Gerai, pafilmavau, dabar eisiu pamenu. Oi. Buvo geriau, ar ne? Ten geriau. Ten į tą pusę mažiau tas puros. Nu, nepuidavo, bet parodys kamerai, kas nufilmuotų. Kapitonai! Ką nori? Palauk, tai dabar plauks. Tarponai, reikia persakyti laivą prie nuo plūduro. O šitą plūdurą galim ir pasiimti iš karto. Matysim,
kas rasim aš darysiu. Tai turim. Jo. Normaliai. Reikės ten dar. Lieka Martynas. Tai gerai padaryt paskui atgal. Tai čia ištraukt plūdurą ir perėt prie nuo. Jūs prie nuo ten dešiniojo. Palauk, o gal šitų netraukt, kad būtų orientyras. Tegul būna, paskui susirinks. Jo, jei kas per vidurį pasižiūrės. Jo. Nors koordinatas turėtumėm savo GPS ir tai jau būtų gerai. Laikas šalia. Šviesa bus, pagal šviesą matysi. Bet jeigu taip gausis, kad nematai, ilgai nebūni, kyli į viršų lėtai. Man traukš. Šipsokis. Biškį vandens laikosi, sušyla tas vanduo. Jeigu yra kur persirinkti, pavyzdžiui, greičio, šiltai patalpos, galime reikėti peršokti, bet niek dėmesį nekreipi. Vienas dalykas yra kaip, jeigu sveikiausia, dabar aišku, lygis mažėja, gyvas gali niekės. O šiaip visada buvo labai stiprus fiziškai ir labai sveiki žmonės, nes tas sveikata išeidavo. Nesakykime, kad šnapsą geria. Jo, ir šnapsą gerdavo ir viską, bet, sakykime, nu šnapsą daugiau nunešė, taip pagalvojęs, narų, bet įimdavo į tą tarnybą karinę, labai griežta komisija, po to, reiškia, geras režimas tenai, 3 metus laivinė, susitreniravęs, viskas tvarkoja, paskui dar kokius likusi gyvenimo dalį ten. Tai yra mano žmona, kuriai skauda viskas. Susidarėjai nugarštų, niekada skauda. Gerai, tvarka, tada mes... Olegai! Šalta, kaukia vėjas, pila šlapia, bet supranti, kurioje toje Baltijoje savaitę, 3, nu jokių slogų, nieko. Supranti, pavasarį ten kur nors neapsirengęs iš karto. Slogos, aš nemačiau žmogaus buriuotojo, kuris snargliuotų jūroje. Šitam gylį, nu kiek, kokį, valandai neužteko, 40 minutų užteko. Valgė, nevalgė, pažiūrėsim kilometrą. Olegai! Nėra jo. Gerai. Lauk, manai. Daug tą pakišę. Siūsim į vandenį. Ką tu spaudži, vaikai? Trenerė šokai vandenį. Suspaudžiu. Laikai 2 sekundės. Tada šitas atbėga čia, jis yra pasiruošęs. Pusę valandos jis būna, gali nerti. Ta prasme, rodo, kad ras laiką. Ne, laiką rodo normaliai. Taip, tvarka. Jo, čia natūralus. Tai čia tas pats laikrodis, ne? Nu, laikrodis ten... Tas laikrodis patiko, tik tai jis yra biški sunku žiūrėti yra. O taip jis normaliai to rodo. Ir gylį. Kitaip, matai, kompas rodo, kiek tu gali išbūti. Tas laikas mažėja. Jis tau rodo, kiek tu dar gali būti tame gylį. Nu ir bet jis yra labai toks griežtas, žinai. Biški normaliai kylis jau rostas blogai. Kada nors pamesi kaukę, draugai. Ne, Kaukę turi prislaikyti. Ten yra tokie skaliai. Yra burbuliukas. O šitas daiktas rodo, kad jau yra ištilta, kad praškai dekompresijos reikia.
kada čia užsižiebė, ar ne? Jau šitie burbuliukai buvo žaliam sektoriui viskas ok. O čia jau laikas iki dekompresijos. Jau jeigu raudonus viskas, jau to reikia dekompresijos. Reiškia, tu iškilai per ilgai buvai, arba per ilgai buvai tame gylyje. Tau reikia išbūti kažkur. Bet tai, kad čia rodo gylį 10 metrų, 30 metrų. Tai kur išbūti, jeigu balionas baigėsi? Nu, tai jau reikia žiūrėti. Viskas čia skaičiuoti reikia. Reikia žiūrėti, jo. O čia tokie pat burbuliukai atsiranda kylant, reiškia, o jie ten čia kažkur žaliai. Normaliai, jeigu jau geltona, reiškia, jau per greit gylį. Jeigu raudona, tai jau iškyla iš akės per greit. 1,5 metro gylį iššoks smarkiai ir to parodys, kad tu žinai. Ir neįrodys šitam padarai niekaip, kad tu esi geras, žinai. Perduoti tavo baudos taškus užrašo. Tad savo kompiuterį nerodau. Nes yra šitas dalykas, kompiuteris išsijungia pats. Ir 3 paras nesijungia. Tai kaip nuobauda už tai, kad tu padarai klaidas. Jis nedirba, viskas. Rodo sos, dekompresija. Čia galima labai įsigąsti buvo, žiūrint į tą kompiuterį. Tie kompiuteriai žmonėms atėmė smegenis visiškai, jie nieko negalvoja, tik juos žiūri. Jo, pasiteik kompiuterį. Nes ten nardant giliai. Tu plauk prie plūduro. Prožektoriuose. O kur jisai? A, tai ko tu šokai ir nuplaukai taip toli, a? Srovienė. A, na ir ten kinkis dabar, vargšeliai. Kažko labai lėvi last. Ką? Lėvi last. Dirb. Las vasyt. Čia. Neina kažko tu tas diržas. Ai. Kur tavo prožektorius? Tuoj palaukit. A, jo? Jo. Reiškia, žiūrėk, Donatai, mes duok infliatorių. Nuplauksim iki plūdurą, nusileisim. Paskui stėti rezervas pakeltas. Pakeltas? Jo. Turi būti pakeltas. Turi būti pakeltas. Taip. Oro, kaip tu? A, ne. Man atrodo, visi nuleistas. Ne, nuleistas, kada jau įjungtas. Nu, jisai įjungtas silaikai. O tai kaip tu įjungsi? Nu, tai jeigu tau dabar reikės įjungti, kaip tu įjungsi? Patemti reikia į apačią. O jūs prožektorių turit? Nesupratau tave. Nėra ten kokių. Ai, nekniškit man protą. Prožektorių turim. Artūrai, atneš pat prožektorių. Va čia yra jo, paduos. Žiūrėk, aš prisiryšiu. Kur jo yra šitas? Šitas. Ir mes lėtai, Donatai, ištempsim ir pradedam plaukti. Visą laiką plauk šalia manęs. Nu, išviesk. Aišku, jo? Nu, ir kaip įjungt, Donatai? Šitą. Prisisek iš karto. Ir, Artūrai, nuduok man kaukę tenai ir prožektorių. Ir tų pakabučių. Kaukė dėžutė. O ten dėžutė. O kompasų to nereikia. Ai. Matomumo nėra, kad ten su to kompasu. Kad ten iš vis veiktas. Donatai! Kur tu plauki? Aha.
Kažkaip. Neina hebra iki plūdurą datemti. Visą orą iškvėpos kaldam. Toks kaip tigras gali būti. Visi čia žiaukčia. Ant vamsdelio. O ką, pusę dienos reikėjo? Nepasakot gulė? Kažkas mane daugiau gulė.